Šiandieną pašnekėkime, kodėl Engve EP2 Pro dviratis yra pats populiariausias elektrinis dviratis plačiais ratais Lietuvoje. Taigi, tai yra ne tik tai super gera kaina, kur yra mažesnė už 1000 eurų, tačiau ir didžiulė vertė, kurią gaunate. Pakalbėkime nuo pat pradžių. Dviratis yra tik išpakuotas iš dėžės. Dabar paspauskime įjungimo mygtuką. Šis dviratis įsijungia. Jis įsijungia todėl, kad dviračio spynelėje jau pasukau raktą lygiagrečiai rėmui. Jeigu raktas būtų va taip pasuktas, tai įtampos nėra ir raktas išsitraukia. Reiškia, niekas negali jungti jūsų dviračio, jūs išsinešat raktą. Kai dviračio raktelis pasuktas taip, įtampa yra. Jeigu dar stipriau pasukame, tai yra reikalinga baterijos išėmimui iš sulankstomo korpuso. Šis dviratis būna ir juodos, ir oranžinės spalvos. Šiuo atveju tai yra pilkos spalvos dviratis. Įjungiame 5 pavarą, pačią didžiausią, ir išpakuotas dviratis iš dėžės važiuoja su akceleratoriumi, kuris spaudžiu dešiniąją savo ranką, tik tai 5 km per valandą. Todėl, kad tai yra europinė versija ir taip yra nustatyti šie dviračiai. Ką mes darome, norėdami nuimti ribotuvą? Be abejo, jeigu minsime, elektrinis pagalbos variklis iki 25 km per valandą jį padės. Štai, 25 km per valandą. O jeigu mes norime išvystyti maksimalų šio dviračio galingumą, 750 W ir 45 km greitį, išjungiame ekranėlį, įjungiame jį iš naujo. Kai užsikrauna, palaikome pliusą ir minusą, kol pasikeičia užrašas, atleidžiame ir laikome 20 sekundžių pliuso mygtuką, kol pasikeis užrašas ekranėlyje. Štai, užsidegė 100. Atleidžiame, išjungiame dviratį ir vėl jį įjungiame. Ir stebėkime rezultatą. Paspaudžiame su pliusu 5 didžiausią pavarą ir štai, dviračio greitis yra 42,3 km per valandą, baterija nepilna, dėl to ir nepilnas yra greitis. Kas dar yra nuostabu? Atskiras mygtukas šviesoms. Štai, priekinis žibintas, taipogi yra ir galinis žibintas, stop sensorius, kai spaudžius stabdžius jisai paryškėja. Ir čia kaip tik matome diskiniai stabdžiai. Diskiniai stabdžiai lengvai reguliuojasi, jeigu prašiau stabdo galima pasukti šitą rankenėlę ir jos patempti šiek tiek, kai padyla kaladėlės. Be abejo, jeigu norite įsigyti naujas stabdžių kaladėlės arba pasikeisti jas mūsų servise, atvykite į Riedis LT saloną Vilniuje arba užsisakykite reikiamas dalis internetu. Jeigu reikia konsultacijos, servizas@riedis.lt yra mūsų serviso komandos elektroninis paštas. Dabar pasižiūrėkime, kokios yra funkcijos dar be greičių perjungimo. Išjungiu šviesas tam, kad ekranėlis būtų ryškesnis, kaip ir automobiliuose, šviesos nedega. Tai yra bendras nuvažiuotas atstumas, odometras 3 km. Maksimalus greitis 42,5, kurį tik ką pasiekėme. Vidutinis greitis 40, todėl kad testavome tik tai šioje vietoje. Na ir čia yra tripas, tai yra nuvažiuojamas atstumas, kurį galima nunulinti, nuresetinti. Jeigu mes palaikome 2 mygtukus, pliusą ir minusą, įeiname į vidinį meniu. Pirma funkcija yra ekrano šviesumas. Štai galime pasišviesinti. Daugybė tai yra funkcijų, galite visas jas rasti internete. Man patinkanti funkcija yra 0,5, kur galima pasikeisti bėgius. Pavyzdžiui, kad būtų nuo 0 iki 5, ar nuo 1 iki 5 bėgiai, ar nuo 0 iki 3. Tai pavyzdžiui, mažiau reikia spaudinėti. Jau trečias bėgis būtų pats galingiausias, nereikėtų 5 kartus spausti. Tačiau, jeigu jūs važiuojate skirtingais reljefais, tarp žmonių, mieste, tai 5 režimai irgi pagelbėja, todėl kad galbūt 3 režimų neužtenka pasiekti arba palaikyti tam tikrą vidutinį greitį. Išeiname iš vidinio meniu. Kas yra gerai, kad reguliuojasi vairo aukštis. Tai taip, tokia svirtelė, galite pasikelti, tai yra surašytos netgi grafos, galite atsiminti, kuris jums režimas patinka arba kuris režimas patinka jūsų šeimos nariui ar kitam vairuotojui, kuris naudojasi dviračiu. Taip pat, kas yra gerai, kad yra dešinėje pusėje visas valdymas, kurio mums reikia važiavimo metu. Tai yra akceleratorius, tai yra patogi Shimano mechaninių bėgių perjungimo svirtelė ir galiniai stabdžiai dešinėje pusėje. Kai minate elektrinį dviratį, veikia sensorius, vadinamas PAS sensorius, kuris yra instaliuotas va čia, yra laidelis nuo jo ir jis jaučia, kiek jūs kartų pasukate ratą, tiek jis padeda. Kadangi 5 bėgis, jis jau labai stipriai bando padėti. Jeigu mes apsimažiname iki, pavyzdžiui, 1 elektroninio bėgio, tuomet variklis padės jau švelniau, klausykite. Tai yra švelnesnis važiavimo greitis, tai taip ir veikia elektriniai dviračiai. Na, o kas nenori minti, tai tiesiog visais bėgiais gali spausti akceleratorių ir jie pasieks maksimalų
greitį šiame dviratyje. Skambaliukas yra tiesiog paprastas mechaninis, galinė sėdynė yra patogi, minkšta, reguliuojama, galinė bagažinė taip pat yra pakankamai plati, tad lengvai galėsite prisitvirtinti norimus krovinius. Na, o kas dar gerai, kad tai yra sulankstomi pedalai. Kažkur nepravažiuojate ar mažai vietos, ar kai dviratį sulankstote, sulenkėte pedalus ir jie būna saugesni, neapgadina jūsų sienų ir patys nesusigadina. Tai yra labai gera funkcija. Dviračio rėmas turi tokią rankenėlę, pavyzdžiui, jeigu yra laiptukai kažkur, pats naudoju dažnai. Pas mus yra 3 laiptukai, paimam patogiai dviratį ir užsikeliame laiptukais. Nes jeigu tokios rankenėlės nėra, tai kažkaip reikia imti ar taip, nėra to patogumo. Ir Engve ką gerai padarė, kad į šį populiarų modelį instaliavo ne stipinus, o lietus diskus. Reiškia, jūsų ratas yra stipresnis, nesideformuoja, nereikia reguliuoti ar keisti stipinų. Priekinis amortizatorius taip pat gerai dirba savo darbą. Iš esmės, labai daug pardavę šių modelių, atlikome servizą tik tai tiek, kuriuos galima suskaičiuoti ant rankos pirštų. O jeigu nenorite ar važiuojate lygiu keliu, galite užsiblokuoti amortizatorių. Jis tada būna užblokuotas ir nedirba. Jeigu norite komforto, jį atsiblokuojate. Kas yra įdomu ir gerai, ką padarė Engve, kad apsaugojo galinį simpleksą. Pasižiūrėkime iš tos pusės, simpleksas yra apsaugotas. Taigi, kai jūs guldote dviratį, jūs nepažeisite jautrios dalies, kurią paskui reikia reguliuoti, jeigu jinai yra ar palinkęs, ar jis yra išsidėvėjęs. Grandinė taip pat yra gera, o galinio rato keitimui yra patogi jungtis, greita jungtis, keisti padangą. Tai jums nereikia atjunginėti laido nuo pat valdiklio, o šitoje vietoje atjungiate laidelį ir galite ramiai nusiimti ratą ir keisti padangą. Kišant laidelį atgal, atkreipkite dėmesį, kad yra rodyklės ir turime pataikyti rodyklę į rodyklę. Tai yra labai svarbu. Kodėl dar žmonės mėgsta šį dviratį? Lengvai keičiama baterija. Jis nuvažiuoja iki 100 km nuvažiuojamą atstumą, realiom sąlygomis galbūt tai yra apie 50-60 km, tačiau jūs galite lengvai prisitvirtinti antrą bateriją ar įsigyti iš mūsų baterijai skirtą va štai tokį krepšiuką, kuris gali būti pritvirtinamas va čia su diržais ir jį puikiai telpa antra Engvės EPA2 Pro baterija. Taigi, čia turite antrą bateriją, išsitraukėte vieną, kuri jau užsikrovė, įsidėjote kitą ir važiuojate virš 150 km atstumą. Jeigu yra greitis vidutinis, lengvai galima pasiekti su 2 baterijomis. Dviračio ekranėlis yra tikrai išmanus. Pamenate, mes neseniai atjungėme galinio variklio holo ir fazių jungtį. Ir jis dabar jau rodo, dabar jau baigėsi. Ir tik ką rodė 0,3 eroras. Tai yra variklio klaida. Tačiau praėjo kažkiek laiko ir eroras dingo. Aišku, jeigu būtume išjungę ir įjungę, būtų jau pasigavęs, kad viskas yra tvarkoje. Tačiau tai yra gerai, nes sistemos dirba. Valdiklis yra instaliuotas štai čia, o štai čia yra baterija. Štai čia yra krovimo jungtis. Įkroviklį galite įsigyti pas mus, jeigu jums reikia antrojo įkroviklio, tarkim vieną laikote darbe, kitą namuose, kad nereiktų kas kartą vežiotis, turime tikrai daug įkroviklių. Dabar apsuksiu dviratį kitą pusę ir pademonstruosiu, kaip jis lengvai susilanksto. Ir kas yra gerai, kad sulankstytas dviratis neatsistoja ant priekinės žvaigždės ir jos nelaužo, todėl kad yra speciali svirtelė, kuri saugo tai ant žemės, kai yra šita vieta. Paspaudžiame svirtelę, atidarome kablį ir dviratį tiesiog lenkiame. Prieš tai dar gerai būtų išjungti įtampą, štai taip, įstrižai, kaip ir kalbėjome. Ir tuomet lenkiame dviratį pusiau. Jis persilenkia, kojelę irgi reiktų užlenkti. Ir, ką kalbėjau, žvaigždė yra nelaužoma, nes atsistoja ant šito metalo. Ta patį darome su vairu. Svirtelę paspaudžiame čia ir vairas nusilenkia į šoną. Dabar pademonstruosiu, kaip yra išimama ta antroji baterija. Štai matome tą bateriją, bet jinai neišsitraukia. Todėl, kad raktelis pasuktas dabar į įtampos išjungtą režimą. Tačiau raktelį paspaudžiu šiek tiek į viršų, atsirakina raktas, išimame raktelį ir tada mes galime išimti bateriją. Taigi, va taip atrodo elektrinio dviračio Engve EPA2 Pro baterija. Krovimo jungtis yra štai čia. Tai jūs galite išsinešti bateriją namuose ir ją pasikrauti ten. Grįžome pasikrovę bateriją ir dabar ją įdėkime į korpusą. Raktelis turi žiūrėti į apačią, nes raktelio skylutė yra štai ten. Įkišame bateriją, tuomet įkišame raktelį.
raktelį įkišame, pasukame raktelį ir baterija va čia užsirakins. Va, štai jinai saugiai užsirakino ir dabar jinai yra saugioj pozicijoje, niekaip neiškris, nes metalas yra išlindęs. Ir dabar mes galime labai greitai susilankstyti dviratuką atgal, vairas užsifiksuojamas, štai pats dviratis užfiksuojamas ir pasukame raktelį lygiai greičiai rėmui, kad gautume įtampą. Sėdamės ant dviračio, dar atsidarome pedalą, įsijungiame 5 pavarą ir pirmyn. Taigi, Engve EP2 Pro tikrai populiariausias elektrinis dviratis plačiais ratais Lietuvoje, jų turime daugybę vienetų ir visada atvykite į mūsų saloną, užsisakykite internetu, ieškokite pas mūsų partnerius, o kai reikės pagalbos servizų ar detaliam, visą laiką žinokite, kad Riedis LT jums padės. Mums svarbu pilnas mūsų klientų aptarnavimas. Na ką, iki kitų susitikimų ir gerų kelionių su Engve EP2 Pro. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.